Sveiki, šiandien tiesiog aptarsime, kaip papildyti Binance Broker sąskaitą per Align Wallet. Taigi einam į savo Binance Broker sąskaitą, spaudžiam e-wallet, fund e-wallet ir matome, jog atsidarė langai, per kur galima būtų papildyti sąskaitą. Lietuvoje įmanoma tai padaryti per Align Wallet sistemą ir Payza. Kas toliau, kadangi greičiau ir paprasčiau vyksta įnešimas pinigėlių per Align Wallet, tai mes ir pasinaudosim to. Kaip matot, sąlygos yra tokios, Align Wallet leidžia naudotis tik tai Visa arba Mastercard kortelėm. Minimali suma, kurią jūs galite įnešti į sąskaitą, yra $100, o maksimaliai yra $5000. Kitas dalykas, ką reikėtų žinoti, tai kad per mėnesį galite padaryti 4 pavedimus. Ką darom, tai tiesiog spaudžiame Align Wallet ir įvedame sumą, kurią jūs norit papildyti savo Binance Broker sąskaitą. Turėtume žinoti, jog pervedant pinigus yra nuskaičiuojama 5% už pačią procedūrą. Todėl, kaip ir yra pabraukta, jūs matote, kiek tie 5% sudarys pervedamos sumos ir kiek pinigėlių bus pervesti į Binance Broker. Taigi, einam toliau, spaudžiam Load e-wallet ir atsidariusime lange, matom, kad reikia jums prisijungti prie sistemos Align Wallet. Jeigu pirmą kartą jungitės, reikia naudotis ir šitą pusę puslapio. Jeigu ne pirmą kartą, reikia naudotis šitą langelio pusę. Taigi, kaip startuoti Align Wallet sistemą? Naudojamės būtent, kad anksčiau minėta kairiąją puslapio pusę. Country vietoje reikia pasirinkti jums šalį, kurioje randatės. Ir e-mail adresą įrašote iš toje skiltyje savo elektroninį paštą. Spaudžiate Continue. Sekančiam lange tiesiog vėl suvedate visą informaciją apie jumis. E-mailas bus tas pats, kurį anksčiau naudojate, įvedate, susikurite savo slaptažodį ir password skiltyje, Confirm skiltyje tą slaptažodį vėl pakartojate. First name yra jūsų vardas, last name yra pavardė, adres įrašote adresą, gatvę su namo numeriu, jeigu būtė gyvenant dar ir būtą įrašot. City yra miestas, state arba province yra šalis, kurioje jūs registruotas, arba kur rašote adresą. Postcode, zip code yra pašto kodas, country, tai šičia rašote, žymite šalį, kurioje dabar esate, kaip pavyzdys. Jeigu aš registruosiu dabar gyvendamas Lietuvoje, ten esu registruotas, kaip pavyzdžiui Kaune, tai įrašau ankstesniuose languose Kauno adresą, o jeigu aš esu išvykęs, pavyzdžiui, kokioje Anglijoje ir dabar darau šitą procedūrą, tai country skiltyje ir žymiu aš Angliją, o state ir province, kur yra, tai rašote Lietuva, Lietuvinė. Ir galų gale įrašote phone, telefoną, be jokių šalies kodų. Spaudžiam Continue. Atsidariusiam lange jūs matote informaciją apie jumis, kurią jūs anksčiau suvedėte. Jeigu jinai yra teisinga, spaudžiate Confirm, jeigu klaidinga, spaudžiate Edit. Taigi, paspaudus Confirm, jums išmeta tokį langelį, kur tiesiog sako, jog jūsų akantas buvo jau sukurtas. Jums dabar tiesiog bereikia užsukti į savo elektroninį paštą, kad patvirtinti visus galutinius duomenis.
Savo elektroniniam pašte užsukus jūs gaunate laišką Allied Wallet Account Activation. Ir šioje skiltyje yra parašyta, congratulations, your Allied Wallet sign is almost complete. Sign up. In order to activate your account, you must click here. Tai va, toje skiltyje, kur click here, būtent reikia jums paspausti, kad aktyvuoti Allied Wallet. Žemiau truputėlį, matote, yra parašytas elektroninis jūsų paštas, slaptažodis ir kodas. Šitos duomenys jūs išsisaugokite, nes jie gali būti vėliau reikalingi, jeigu kas nors blogo nutiktų. Tikėkime, tokių nebūna dalykų. Tai va, tai žengiam toliau. Paspaudus click here, jūs aktyvuojate iš karto savo Allied Wallet sistemą. Ką reikia daryti toliau, tiesiog vėl per Binance Broker sugrįžtate prie šito langelio, kur reikia įrašyti sumą, spausite Load Wallet ir tada jau Allied Wallet sistemoje dešinėje pusėje jungitės su anksčiau nurodytais duomenim, kuriuos jūs vedėte. Įrašote savo elektroninį paštą ir slaptažodį. Toliau, sekančiam lange, Amount to Load skiltyje matote sumą, kurią jūs anksčiau įrašėte, kurią jūs norite, kad pervesti į Binance Broker. First name yra jūsų vardas, last name pavardė, turėtų būti jau šitos skiltės paliktos nuo ankstesnių duomenų, kuriuos jūs rašyte. Dabar card number rašosi kortelės numeris, iš kurios jūs apmokėsite pinigus. Kortelė, aišku, turi būti kreditinė, Mastercard arba Maestro. Mastercard arba Visa. Susimaišiau. Tai va, nurašote tą 16 skaičių kodą. Vėliau name on card rašosi vardas pavardė asmens, kuris tą kortelę turi. Ant kortelės duomenys. CVV2 ir CVC. Tai yra kodas 3 skaičių. Mastercard kortelėje jis yra šičia, o Visa šičia. Gana labai koks paveiksliukas, bet bent jau įsivaizduojat, kurie tie 3 skaičiukai. Ir expire yra data, kada kortelė baigėsi. Irgi yra duomenys ant kortelės. Pirmiausia rašosi ten, pasižymė mėnuo, vėliau metai. Toliau yra adres, tai adresas, kurį jūs anksčiau nurodėte. City miestas, state yra šalis, kurio yra adresas, zip code yra pašto kodas, country šalis, kurioje dabar esate prisijungę su kompiuteriu ir darote šitus pervedimus. Phone yra telefonas informacijai pasidalinti. Spaudžiate continue. Pasitikrinate informaciją, jeigu jinai yra teisinga, spaudžiate confirm, jeigu jinai yra klaidinga, spaudžiate edit. Ir viskas tu, žinokite, baigėsi. Jeigu, sako, visi duomenys buvo patvirtinti pervedimo, jūs Allied Wallet sveikina, congratulations, your transaction was successfully complete, parašo. Ir po kelių sekundžių permeta į Binance Broker sistemą, o jeigu pervedimas nebuvo vykdytas, jums parašo kitokį perspėjimą, jog greičiausiai apologize, the transaction was not approved. Taigi, kad pasitikrinti savo sąskaitą, jūs užeinate vėl į Binance Broker sistemą, e-wallet, ir matote, kad šitose skiltyse pinigėlių, kuriuos pervedėt, jau yra. Ir su jais darote, ką norite. Perkatės paketus, perkatės rautą ar panelės. Tai va, šiai dienai tiek. Jeigu reikės daugiau kokios informacijos ateityje, nebijau, kad kreiptis po žmogų, kuris jūs kvietė į šitą verslą.
ir iki kito karto.